Šįryt profesijos skiltyje gelbėtojas. Negarsusis Davidas Hasselhoffas iš televizijos serialo, o pats tikriausias gelbstintis gyvybės iš realaus pavojaus. Atvykęs pasidalinti patirtimi su vienu iš vandens pramogų parkų darbuotojais, savo paslaptis jis sutiko atskleisti ir jums. Tamsus objektas baseino dugne, gelbėtojų mokymams naudojamas vaiko manekenas. Netrukus išvysite, kaip atrodo jo gelbėjimo operacija. Dabar gelbėtojas svarbiausias, nes jis pasiekęs skęstantį į pirmas, o tai, kas atsitinka iš pradžių, gali būti svarbu vėliau. Jei gelbėtojas nekreipia dėmesio ar blogai atlieka savo darbą, gydytojai žmogui jau gali nebepadėti. Per minutę padarai, ką darai? Pulsą tikrinu. Pulsą nėra. 14 metų patirtį turintis Leikas Vaitas sako, kad geram gelbėtojui gali apskritai netekti iš vandens traukti skęstančiojo. Jis sudrausmina neatsargius plaukikus dar prieš įvykstant nelaimiai. O ko turi mokėti kiekvienas gelbėtojas? Gelbėtojas turi puikiai plaukti ir nardyti. Jis turi būti stiprus, kad galėtų ištraukti skęstantį iš vandens. Jis turi mokėti profesionaliai atlikti dirbtinį kvėpavimą, suteikti pirmąją pagalbą. Žinoti, kad išsaugojai kažkieno gyvybę ir pasirūpinai, kad vaikai būtų saugus, labai geras jausmas. Aš esu sutikęs savo išgelbėtų žmonių po kelių mėnesių ar metų ir jie vis dar mane prisimena. Vaikai prieina, apsikabina ir sako, ačiū, kad mane išgelbėjai. Pasak Leiko Vaito, sergstant žmonių gyvybės niekada nebūna dviejų vienodų dienų. Dar vienas pliusas – gelbėtojai darbe gali vaikščioti su šortais ir šlepetėmis. Tiesa, ne viskas jų gyvenime rožėmis klota. Kartais atsitinka blogiausia. Žmonės sunkiai susižeidžia ar net miršta. Gelbėtojui tai gali būti labai skaudi patirtis, net jei jis viską padarė gerai. Kartais būna situacijų, kai nebegali padėti. Aš pažįstu daug gelbėtojų, kurie turėjo tokios patirties ir jiems buvo labai sunku. Jeigu tu bandai pūst orą, bet oras neina į plaučių, ką tu turi padaryti? Tai aiškiai tikrinsi toliau. Gelbėtojai prisipažįsta, kad atlaikyti dailiosios lyties atstovių dėmesį gali būti nemažas iššūkis. Gal net didesnis už nepaklusnių plaukikų drausminimą. Sulaukti dėmesio smagu, bet gelbėtojas turi jį sutelkti į besimaudančius, o ne į merginas. Aišku, gali pasikalbėti su simpatiška mergina, bet turi nepamiršti, kad tavo tikslas ne pažintys, o žmonių saugumas. It's late in Chinatown, the rain is coming.